13 skyrius. Menulveidį ištinka bėda. Kiek laiko nei tolumų medis, nei šalis jo viršūnėje vaikų nebetraukia. Niekada negalėjai nuspėti, kas tave laukia išlindus pro debesį, o staigmenos ne visada būdavo malonės. Tačiau draugus gyvenančius medyje, ypač menulveidį, būtinai norėjo aplankyti. Todėl, kai tik mama pasakė, kad vaikai visą dieną gali daryti, ką tinkami, jie iškeliavo į užburtą mišką prie tolumų medžio. Šį kartą virvės nebuvo. Virvė buvo nuleidžiama tik naktį, kad miško gyventojams būtų lengviau laipioti medžiu. Vaikai pradėjo ropštis aukštyn. Šiandien visos durys ir langai medžio kamiene buvo uždaryti. Niekur nesimatė nei gyvos dvasios. Lipti į medį buvo baisiai nuobodu. Net šilkaplaukės langas buvo uždarytas. Namelį gaubė mirtina tyla. Nors fėja mėgo dainuoti, vaikai pasibeldė, bet niekas neatsiliepė. Jie lipo aukštyn pas menulveidį, būgštaudami, kad neatplūstų purvinas ponios skalbyklės vanduo. Bet šiandien net vandens nebuvo matyti. Visur viešpatavo tyla ir ramybė. Pagaliau jie pasiekė menulveidžio namelį medžių viršūnėje ir pasibeldė. Niekas neatidarė durų, bet buvo aiškiai girdėti, kaip viduje kažkas rauda. Keista, menulveidis verktų kitaip, suglumo Franė. Eime pažiūrėti. Trobelės kampe sėdėjo ir gailiai verkė šilkaplaukę. Kas atsitiko, paklausė Džo. Kur menulveidis, pridūrė Franė. Oi, kūkčiojo šilkaplaukė. Menulveidis įmestas į kažkokią baisią šalį, tolumų medžio viršūnėje, nes iškirto šunybę ponui, kaip jis ten iš apačios. Ką? Tam seniai, kur amžinai knarkė krėslė? Apstulbo Betė, prisiminusi, kad šiandien jo nematė. O ką menulveidis padarė? Patrakėlis, ašarojo šilkaplaukė, ir aš negeresnė. Išgirdom, kaip ponas, kaip jis ten knarkė. Išsižiojęs kaip visada. Ir švystelėjom į burną saują giliu. Jis pabudas priimdamas ir kosidamas ir pamatė, kaip mes pasislėpiam už storos šakos. Nejaugi jūs galėjo taip negražiai pasielgti, sukikena Betė, nustebusi, kad jis įtūžo. Menulveidis kartais savame kailėje nesitveria, paaiškino šilkaplaukė, šluostydamas ašaras. Ir mane iš kelio veda. Mes atidumėm čia prie menulveidžio namelio. Aš spėjau įsmukti į vidų, o menulveidis ne. Ponas, kaip jis ten čiupo jį už pakarpos ir įsveidė pro skylę debesyje į šalį, kuri šiandien čia atsklydusi. Oho, bet kodėl jis negrįžta, susirūpino Franė. Negi negali nulipti kopėčiomis atgal į medį? Gali, atsakė šilkaplaukė, bet ponas, kaip jis ten, sėdė ant kopėčių ir iškart svies jį atgal. Nieko nebus. Kokia šiandien šalis viršuje, paklausė Džo. Prikaistuvinių šalis, atsakė šilkaplaukė. Prikaistuvinis gyvena ten trobelėje su savo podais ir keptuvėmis ir musės nenuskriausto. Bet ponas, kaip jis ten, pasiryžę sėdėti ant kopėčių tol, kol atplauks kita šalis. Tada menulveidis nebegalės grįžti ir dings amžinai. Siaubas, nusigando Džo. O mergaitės liūdnai žvelgė į šilkaplaukę, nes menulveidį labai mylėjo. Gal mes galim padėti, paklausė Džo. Vilties kibirkštėlė yra, prisipažino šilkaplaukė, taršydama savo žavius auksinius plaukus. Prikaistuvinis, pono kaip jis ten draugas. Sužinojęs, kad jo šalis sustojo virš tolumų medžio, jis tikriausiai ateitų pas poną kaip jis ten, išgerti arbatos, o tuo metu menulveidis paspruktų. Aišku, susižvalgė vaikai, jie suprato, kad vienam iš jų ar visiems vėl reiks ropštis kopėčiomis į dar vieną keistą šalį. Aš eisiu, pasiryžo Betė. Menulveidis padėjo mums praėjusį kartą, dabar mes turim jam padėti.
Eisim visi trys, tarė Džo, ir jie užsiropštė ant viršutinės šakos su kopėčiomis. Ten sėdėjo ponas kaip jis ten, su arbatinuku ir skaitė laikraštį. Garai iš arbatinuko pro skylį debesyje virto į prikaistuvinio šalį. Atsiprašau, ar galima praeiti, bailiai paklausė Betė. Negalima, šiurkščiai atšovė ponas kaip jis ten. Bet mums reikia, spyrėsi Džo, jei numinsim jums kojas, pats busit kaltas. Ponas kaip jis ten nekrustelėjo. Piktas buvo seniokas. Niurzgėjo ir bambėjo, kol vaikai spraudėsi pro jį, tad visi trys lengviau atsipūtė, kai galų gale sulipo pro skylę debesyje ir atsidūrė prikaistuvinė šalyje. Keista šalis, tarė Franė, labai keista. Šalis iš tikrųjų buvo keista, tarsi sala plūduriuojanti baltoje jūroje, tarsi didelis laukas. Bet priėjo prie krašto ir žvilgtelėjo žemėn, Dieve, nusigando ji, kraštas status kaip ola, o jūra tai iš tikrųjų didelis baltas debesis. Neikit prie krašto, menkas malonumas būtų nuo čia nukristi. Ei, staiga išgirdo jie linksmą balsą, atsisuko ir pamatė mojuojantį ir jų pusėn bėgantį Mėnulveidį. Kaip jūs čia patekot? Sveikas, atėjom tau padėti, paaiškino Džo. Mes žinom, kas nutiko. Ponas kaip jis ten tebesėdė ant kopėčių ir tavęs laukia. Bet šilkaplaukė sako, kad čia prikaistuvinio žemė, o prikaistuvinis geriausias pono kaip jis ten draugas. Taigi, mes pabandysime jį įkalbinti nusileisti žemėn, išgerti su bičiuliu arbatos, o kol jie gers arbatą, tu pabėgsi. Gera mintis, nudžiugo Mėnulveidis. Nežinojau, kokia čia šalis, be to, bijau nukristi, labai jau ji maža. Kaip manot, kur gyvena prikaistuvinis? Neįsivaizduoju, atsakė Džo ir apsidairė. Aplink auga aukšta žolė, nebuvo matyti nei namų, nei žmonių, kur po galais gyvena prikaistuvinis. Reikia gerai apžiūrėti šitą juokingą kraštą, tarė Betė. Jo namelis turi kažkur būti, paskubėkim. Ką gali žinoti, kada šalis pasitrauks nuo tolumų medžių? Paskui liksim amžinai gyventi tokioje keistoje vietoje. Vaikai pradėjo apžiūrinėti visus pašalius. Netrukus atsidūrė prie olos, kuri buvo netokia stati kaip kitos. Persilenkė per kraštą, pažvelgė žemyn. Džo pamatė iš olos kyšantį kažkokius daiktus. Kas čia, paklausė jis. Lik laiptai olos šlaite, atsiliepė Betė. Keptuvės, staiga suvokė Franė. Tai keptuvės. Ąsos įspraustos į uolą, o pačiomis keptuvėmis reikia lipti. Kaip keista. Turbūt čia kelias į prikaistuvinio namus, nudžiugo Džo. Greičiau, einam. Atsargiai. Sesės, kad neprigriūtumėt, nuo šitos šalies krašto galima nukristi. Labai atsargiai visi pradėjo leistis keptuvėmis, įkaltomis į uolą. Iš tikrųjų buvo labai juokinga. Galų gale jie nusileido apačion, o ten išgirdo labai keistą triukšmą. Kažkas tarškėjo, danksėjo, barškėjo, trinksėjo. Vaikai nusigando. Triukšmas sklinda iš už kampo, tarė Džo. Visi tyliai užsiglaudė už olos ir atsargiai iškišo galvas. Priešais pamatė sukrypusią trobelę su prikaistuviu vietoj kamino. Triukšmas sklido iš trobelės. Vaikai prisėlino prie lango, pažvelgė vidun ir išvydo trobelėje mažą keistą žmogeliuką, šokantį keistą šokį. Visas apsikabinęs podais ir keptuvėmis, vietoj kepurės užsidėjęs keptuvę. Jis daužė vieną keptuvę į kitą ir šoko. Kaip manot, jis pavojingas? Pašnibždom paklausė Džo.